Kas juokinga? Labas, kas labą rytą, kas yra? Matai, jau prikūliau priekabą. Prikūlė priekabą? 9. Aš jau prikūliau. Viskas. Jūs pažiūrėkit, su kokiom bombom aš dirbu. Naujas elevatorius. Viskas, sėkmės, darbai ant arklių. Pala, akinius pasimsiu, kečiau atruoju. Davai pasimsiu. Visas juodas. Turėtume pačką persi. Turėtume. Tai čia tų linoleumų pritiesta, tai nieko tokio. Va taip va, dirbam. Atkabinsim keturtonę, prikabinsim zylinį. Viską atjungi? Neda. Tai važiuojam prie Zylinis. Nuvažiuok. Sakai, tai blogai bus. Tai aš tau pasakysiu, kur stumt, važiuok. Va, čia tai profesionalums. Biški link angarą, šikna, vos labai švelniai. Važiuok. Važiuok, dar metras. Stop! Alaba, atleis biški. Gerai, biški da atgal. Viskas, gerai, biškį atbulą pastumti ir užtrauk rankinį, kai ištrauk tuos geltonus dalykus. Gerai. Nu gerai, varom į lauką. Prisipulsim, manau, kažkiek sėklas šiandien. Nes viską išvežėm, cibeliną išvežėm, elektrą išvežėm, kreatorių išvežėm. Dabar lika vendelins. Tai pasiliksim šitą pabandyti. Tai aš vakar vidurnaktį grįžau iš elevatoriaus. Tai jie kombainą palika vidury laukų, tiesiog numetė. Normaliai. Tėtis jau manęs laukia. Mes čia dabar iššokom į brolę Vendeliną. Planas yra pastatyti dabar tas priekabas ant lauko ir pasimti kibirą mėginiui. Pabandysim nusivežti, pasižiūrėti, ar tikrai ekstra ir tada nuspręsim, ar jos pasiliekam ar nepasiliekam. Ir jeigu pasiliekam, kiek pasiliekam. Tai pasėmiau kibirą iš kombaino su mėginiu. Šiaip grūdai gan stambus atrodo, tai gal bus neblogai. Ir fergi praktiškai kuro nėra. Tai tuo pačiu į elevatorių nuvešim mėginį ir nuvešim kuro. Kad nebūtų cirkų. Dar prie visų kitų cirkų.
į šaraną virš 100 litrų pripilta yra kuro gale. Visiškai kitaip mašina važiuoja. Nu, ką, eilutė nemaža. Eilutė nemaža. Kur dabar tas brolelis. O blemba fūra. Gal mes ją praleiskim. Brolelis. Ką, bratans? Pridavė mėginis. Čia mėginys, pridaviau mėginį. Tai tu pil kurą, aš einu priduosiu. Tai man kubo? Tai žinoma. O dieve, kas čia per neužaugą sėdėjo? Kur čia ta rankenėlė? Mėginį palikau dabar toj laboratorijai. Bet sakė, klasės nepasakys tik tai pagrindinius rodiklius. Tai nežinau, ką aš su tą informaciją darysiu, bet gal palyginsiu su savo kitų grūdų lapeliais. Bent baltymus žinosim kokius. Nieka gera. Kodėl? Nieka gera. Bet aš tau žiūrėjau ten. Baltymai. Drėgmė 19. Aš važiuoju tą ten. Gerai. What the... Ko čia tas durnis laksta? Durniai kadrą reikia nufilmuoti. Viskas išsipylėm, 21 tonytę nuvežėm. Ne savo, čia pažįstami biškį padėjom. Tai 21 ir viskas, varom dabar namo. Numesim priekabą, atsikabinsim ir važiuojam iki Agrobondo, kur hadatus pardavinėjai.
O ten aš atbulą gal išstumčiau? Jeigu išstumsi atbulą, tai išvažiuosi. Drąsiai, ne? Tai aš taip ir darau tada. Taip jaunimėlis, tai mes atvarėm į lauką. Buvęs kvietrugių laukas. Išbandysim šitą, kaip dirba. Atvarėm čia, nes čia aukšta ražiena, daug žolių ir čia kietesnė žemė, o ten durpė. Vyri ekspertai renkas įvertint. Žinoma, kažko. Okay. Taip, ir dabar. Taip. O pala, ką daro paskutinis? Ai, volas. Tokia galima ant volo galų kaip pasikelt. Nu bandom. 4 varomi. Zuikis vežlys. Mariu! Nu, bratans. Ką? Kažkas taršk. Taršk? Ant skutiko? Ai, kalbu. Nu, šitą vietą kemša, ne? Šitą reiktumėm, kam reikalingas. Reikalingas. Kam? Kad nubrauktų žemės. Krevinioja. Tai durpiai, tai visiškai. Jo, durpiai biški blogai. Bet gal reikia pabandyti sumažinti gylį, žinok. Ką? Durkas? Jo. Durkas tai jo, bet... Ir šiaip biški sunkiai tempia. Biški sunkiai tempia. Bet vaizdas kaip ir gal yra, ne? Žemė šlapia visai. Mes čia giliai dirbam. 10 kamų varo. Sakai? Nu tai tu ne taip Lama. pasi, žiūrėk, kur daro griovį, minkštą Ai, žemę. oi, sorry, pamokink. Žiūrėk, tuoj. Aha. Nu, manau, kad kažkas vat ko reikia čia. Siek. Pabandom per kokius 3. Ir pažiūrim, kas daros. 3 čia. Ir 3 čia.
Nes gali būti dėl to durpiai ir kad stumia, žinai. Jeigu sumažinsiu, gal nebestums. Taip, tai pasidarėm operatyvę tokią demonstraciją, suskutom 4 hektarus. Visai neblogai mus jie dirb, viskas kaip ir neblogai. Iš pradžių durpiai kišo, bet paskui biškį prikėliau ir tada pravažiavau ir tada kaip ir nebekišo, tai kaip ir irgi viskas ok. Dėl išsiskleidimo, sakė, sistemai orą būn, dėl to taip daro. Ir dabar va, po darbo jau pabandžiau vėl išskleisti, tai kaip ir viskas irgi susitvarkė. Tai kad tik tai esminis klausimas. Tai sutarėm, kad rytoj rytą viską nuspręsim, mums pasakys ten kainas ir paskui nuspręsim tik tai ar 5 ar 6 metrų. Aš šiaip gal labiau norėčiau 5, nes čia dabar yra 6. 12-13 traktorius važiuoju, bet gal norėtus biškį giliau jį paleist. Tai ir traktoriui lengviau būtų, ir gal greitis biškį didesnis būtų. Tai gal aš net už 5 metrų būčiau. Plius gale volai gan nemažai sveria. Mažesnis biškį laužimas būtų. Ne, tai mes pro čia išvažiuosime. Pro lauką mes galim taip užsidarytus kartus. Traktorių vienu varom viskas. Tai aišku, nu tai kaip parsivarysiu vienas kombainą, akis parsivarysime. Nu, o, gerai. Princesė. Pažiūrėkit į mane, šerikas koks protingas. Jeigu kauboliukai mūsų. Gerai, tada iki. Davai. Ne, žiūrėk, leidž žemyn. Ai, aš pats galiu, gerai, nesvarbu. Gerai, ponas Erikai, galite važiuoti. Tai važiuojam. Jo.
pusę velnę. Gilė gal biškį trūkst. Gandram tai faina. Ką? Gandram faina. Kiek jau priskrido? Ruošiasi išskris gal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 gandrų. Nu, apsukim traktorių, pasistatykim normaliai. Nes kai pasikrausim, galim turėti reikalų, o mes jų prieš naktį nenorim turėti. Tai geriau dabar iškart pasistatykim. Kol dar tik 2 bunkeriukus turim. Krumpus, te. Gazas dugnas. Švietas mažokai. Ai, raunam, tai bus. Nu tai grįžom į gulimus. Ką juokės, nu. Iškart šipsotis va pradėt jau va, kai kamera atein. O, šaizen. Aš galiu Matos. Skilutė matos. Gal pabaigs Gal čia tą pabaigs. 3 važiavimus. Skilutė turim. O, tada į viduklę šiandien. Da vasarinio dadies neįvažiuosi. Nu, ir vasarinių davidam galima spausti. Ai, šalta jau? Šalta. Persivertė į rudenį. Jo. Grįžo, likęs. Nu, mokam. Jeigu nemokat žolių augint, kreipkitės. Jo, paklauskit. Parašykite. O kiek žinučių apie skutiką? Oh my god. Ne? Nu. A nusipirkot, a demonstruojat, kaip ten, kiek arklių. Na, nenupirkot, bet už valandas galima pusę nupirkėti. Kairį jiems. Tuoj stiprint smulkintus duoj bus. Jis labai jautras yra smulkintuvas. Jo, į žalę žolę smulkintuvas yra jautras labai. Gal reikia ten piegų kaip paversti? Reiktų, ne? Nėra kam. Nekvalifikuoti čia visi. Aš net nežinau, kur yra ką ten. Kuris ten tas įtempėjęs? Ir žuvo. Pelės knygą suėdė, tai nebežinom. Iš po žiemos. Varom, tuoj atšals visai, varom. Ai, tu čia šitą radiją pasijungęs? Taip, šitą radiją. Nu viskas, čia nukūlėm, parvažiuoju kombines, užkabinu vežimėlį, padedam kederį
Važiuojam dar biškį priekabą ir reikia pildyti, gal vasarinį pabandysim pakabinti. Turiu drėgnomatį, pasimatuosim drėgmę, jeigu normaliai. Gal papulsim da? Dar saulės liko nedaug. Iškeliant plauku. Važiuok. Palauk, stok turiu paleidžia biškį. Na, biškį žemyn. Au! Gerai, padaryk. Lėtus laukas. Biškį priekį. Ai, kelieną skauda. Nusijobinau elevatoriui nuo grotų. Tokių. Gaila, kamera nebuvo pajungta. You spin me round, 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 round. Viskas. Nu, nieko nepamandrabuojam, sakė, tėtis užkirta kombainą juostą tai plyšusi. Ups. Užkirta kombainą juostą, tai sakė, pusę bunkerį atveš, tai vada drėgmę pamatuosim, pažiūrėsim, kas daros. O dieve, kaip nieko nėra čia. Tuščia. Nieko nesimatai. Taip, drėgnomatis. Kviečiai. Keturiolika du. Keturiolika trys. Gerai. Ką, bratans? Nieko nesimato. Ką nori? Ką nori? Klas. Lexion. Taip, 760 modelis. taip. Man 4 kablelis kokie 2 bunkeriai. Tai čia gerai ar blogai? Ne, tai jeigu tokį turėtume, tai nespėtume, ne? O pilnas esi? Pilnas bunkeriai. Normaliai. Iki ryto. Dantis tik šviečia.